Šiandienos Evangelija yra Jono 21 skyrius nuo 1 iki 14 eilutės imtinai. Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebediejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: einu žvejoti. Jie pasisiūlė: ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijosi palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 uolekčių, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvų ir duonos. Jėzus tarė: atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: eikite šiandien pusryčių. Ir nė vienas iš mokinių neišdrįsto paklausti: kas tu esi? Nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Taigi toliau tęsime mūsų apmąstymus Jono Evangelijos. Taigi galima būtų ją pavadinti stebuklingas laimikis. Ir tai yra trečiasis pasirodymas Tiberiados ežero pakrantėje, kuomet Jėzaus susitikimas su mokiniais, žvejais, kuriuos subūrė prie savo darbo grįžę žvejai. Taigi galima sakyti, kad tai savotiškai nusako ankstyvosios bažnyčios misiją ir kiekvienos bendruomenės portretą, kuri lieka nevaisinga, kai neturi Kristaus, bei tampa vaisinga, kai paklūsta jo žodžiui ir gyvena jo buvimu. Taigi šį tekstą sudaro dvi tam tikrą prasme dalys. Pirmoji – tai apsireiškimo vieta Galilėjoje. Antroji – tai yra stebuklinga žvejyba ir Jėzaus atpažinimas. Taigi maža mokinių grupė, kuri yra vadovaujama Petro, atstovauja, galima sakyti, bažnyčios misijai. O valtis, tai yra ir pati žvejyba, tai yra misija, kuri visiškai nepavyksta. Ir žmogus blaškosi naktį, ką ir vaizduoja šis tekstas. Taigi, ir jiems nepavyksta, bet Jėzus įsikiša auštant. Ir su savo žodžio dovana apdovanoja bendruomenę, kuri atkakliai vieningai vykdė apaštališkasis pastangas užmesti tinklą dešinėje valties pusėje ir rasite. Taigi paklusnumas žodžiui, galima sakyti, lemia gausų laimikį. Mokiniai pasitikėjo Jėzumi ir kartu su viešpačiu patyrė sukrečiantį jų tikėjimo gyvenimo naujumą. Tada, kai Jėzus kviečia juos į pokylį, kurį pats paruošė: ateikite ir valgykite. Taigi per pokylį mes galime pamatyti Jėzų kaip eucharistinę figūrą, kuris dovanoja pats save paslaptingų būdų.
Ir tai apima mokinius, ši patirtis apima, galima sakyti, galima šią patirtį pavadinti dieviškojo slėpinio jauduliu, dieviško artumo jauduliu. Ir iš tikrųjų evangelisto išvada yra kvietimas visų laikų bažnytiniai bendruomeniai iš naujo atrasti savo pašaukimo prasme, Jėzų laikant gyvenimo viešpačiu. Nes klausydamasi žodžio ir Eucharistijos, tai yra žodžio stalas ir Eucharistijos stalas, bažnyčia visus savo įsipareigojimus tarp žmonių padaro vaisingus. Štai iš čia kyla mūsų vaisingumas. Taigi, meditacija, kurią kviečiu, apmąstymą, į kurį noriu pakviesti, tai pažvelgti į Petro tikrumą, kuris kyla iš vidinio įsitikinimo, kad Jėzus dabar yra vienintelis gelbėtojas. Ir visa ankstyvoji bažnyčia gyvena šiuo tikrumu, kuris daro ją stiprią, drąsią, džiugę, misionierišką ir nenugalimą, net tuo met, kai ji yra persekiojama. Taigi didieji misionieriai, mūsų šulai, tame tarpe galima pasakyti ir apie seserį Nijolę Sadūnaitę, taigi buvo maitinami šio tikrumo, kad viešpats yra gyvasis Dievas, jog jis yra gyvenimo viešpats. Ir bažnyčia visada bus misionieriška, kol jai rūpės artimo išganymas Kristaus gelbėtojo šviesoje. Ta pati mes galime pasakyti, jog Nijolei Sadūnaitei rūpėjo kiekvieno žmogaus išganymas ir ji meldėsi netgi už savo priešus, už savo persekiotojus, kuriuos vadino ne priešais, bet vadino broliais, vargšais broliais, kuriems reikia Kristaus, kurie nepažino Kristaus. Taigi, Kristus vakar, šiandien ir rytoj išlieka vienintelis gelbėtojas. Reikia, kad šis tikrumas taptų ne ginklu prieš ką nors, bet kantriu, tvirtu, ramiu, vidiniu aiškumu, kuris motyvuoja liudijimui, kuris motyvuoja mus tikram džiaugsmui, kuris mus motyvuoja tikram evangelizavimui, sąžiningam, giliam, romiam kalbėjimui ir liudijimui apie viešpatį, kuris yra gyvasis viešpats esantis istorijoje. Taigi, kalbėdamisi su viešpačiu, galbūt tai galėtų būti jums pagalba, apmąstant ir kalbantis su viešpačiu. Ar aš noriu pripažinti savo ir viešpačiui, galbūt praeityje aš buvau tikresnis dėl viešpaties kaip gelbėtojo, dėl viešpaties kaip istorijos viešpaties. Ar ne? Ir galbūt aš dabar galiu šauktis iš sielos gelmių, sustiprink viešpatyje mano vargšę sielą, mano širdį, kad jos centre atsidurtum tik tu kaip viešpats ir gelbėtojas. Suteik man galingą šios dvasinės tikrovės patirtį, kad galėčiau sakyti, jog tu esi viešpatyje mano džiaugsmas ir mano išgelbėjimas. Suteik man tokią aštrią patirtį, kuri atmintų ir kuri atimtų iš manęs bet kokią abejonę, bet kokį svyravimą ir dovanotų man drąsą skelbti tavo vardą, tavo šventąjį vardą, kuris yra išgelbėjimas, kuris yra kelias, kuris yra šviesa. Dievo akivaizdoje paklauskime, kas šiandien man yra Kristus. Melskime šventosios dvasios, kad galėtume nusileisti savo širdies gelmes, kad galėtume, kaip tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, ištarti Petrui, juk tai viešpats. Taigi, mylinti širdis visada eina pirmiau. Ir šiuose prisikėlimo įvykiuose mes galime pamatyti, jog Jonas eina pirmiau, nes myli. Melskime viešpaties, kad mūsų širdį pervertų jo meilė ir mes matysime daugiau
atbėgsime pirmiau, būsime tikri pirmiau. Būkite palaiminti Viešpaties žodžiu ir jo artumu.